Sveiki visi. Taigi, prabėgo jau beveik gal savaitėlę nuo to, kai sugrįžau į Trading 212 platformą ir pradėsiu kaupti šiokius tokius akcijų portfelius, kadangi atėjo atlyginimai, apsimokėjo mokesčius ir liko šiek tiek laisvų pinigų, kuriuos planuoju paskirti investavimui. Taigi, jeigu kas iš prieš tai žiūrėjusio video viską pražiūrėjot, tai matėt, kad aš susikūriau du portfelius. Vienas pavadintas mėnesiniai dividendai ir jis sudarytas iš 6 įmonių akcijų, kurios išmoka dividendus kiekvieną mėnesį. Ir taip pat antras portfelis bus taip vadinami aristokratai. Aš taip užvadinau, toks yra, kaip sakant, kaip trendas, kaip brendas, vienu žodžiu, toms įmonėms. Tai su ChatGPT pagalba atsirinkau irgi 10 įmonių akcijų, kurios yra stabilios, kurių metai iš metų akcijas iš lėto kyla, iš lėto keliami dividendai, vienu žodžiu, kurios įmonės rodo ilgalaikius, daugiamečius gerus rodiklius, nors ir nedidelius, bet stabilius. Tai va, ir bandysim žiūrėti, kaip šitie du portfeliai performance ir kaip seksis vienam ir kitam lenktyniauti tarpusavyje. Tai va, tokie šitų dviejų portfelių ir skirtumai pagrindiniai, kad mėnesiniai dividendai yra įmonės, kurios moka kiekvieną mėnesį dividendus ir bandysim tuos gautus dividendus reinvestuoti, vėl pirkti tam portfelį tų pačių įmonių akcijas. Ja, o aristokratai, aišku, yra jau stabilesnės, didesnės įmonės, tai aišku, galbūt rotacija bus netokia, dividendai išmokami tik ketvirčiais, o ne kiekvieną mėnesį, tai veiksmo šitam portfelį bus šiek tiek mažiau. Bet esmės tikslas pažiūrėti, kas geriau performances rinkoje. Taigi, kadangi, kaip minėjau, jau po atlyginimų apsimokėjau šiek tiek mokesčius ir liko šiek tiek laisvų pinigų, tai aš noriu pagaliau investuoti ir aristokratų tą portfeliuką. Ir tam, kad būtų įdomiau, tai aš planuoju investuoti į aristokratų portfelį 100 eurų ir taip pat mėnesinius dividendus dalyginti, davesti irgi iki 100 eurų investicijos sumos. Kad, kaip sakant, tiek į vieną, tiek į kitą portfelį būčiau investavęs po 100 eurų. Tai, kadangi mano jau šiek tiek buvo investuota ir čia matosi, kad aš tada pirkau akcijų šiam 7,52 eurus, tai paskaičiavus man į tuos mėnesinius dividendus reikia davesti va tiek eurų, kaip sakant, už tiek dapirk dar akcijų dalių. Ir tada į aristokratus įmesti 100 eurų. Tai va, grubiai tariant, pasipildysiu šiandien su banko kortele 132 eurus 8 centus į Trading 212 sąskaitą ir darysiu užsipirkimus. Taigi, vakaras, grįžau po darbo, įsidėjau 133 eurus, nesigavo 132 su centais įsidėti. Pasirodo, trading leidžia tik tai pilnas dalis, tai pasipildyti be jokių centų po kablelio, tai dėjausi 133. Ir, kaip sakant, kaip minėjau, šimtelį susimesiu į šituos aristokratų portfelį, o 33 tada, kiek ten liks, vienu žodžiu, mestelsiu į mėnesinius dividendus, kad irgi gautųsi apie 100 eurų bendros sumos papildymo. Dabar kaip tik matau yra neblogas akcijų kritimas, po truputį važiuoja akcijų birža žemyn, tai visai neblogai, nors jau toks pakankamai vienas žemas taškelis pasiekta. Tai nežinau, dar šiek tiek jaučiu, čiut nedaug luktersiu ir pažiūrėsiu. Norisi kažkaip kažkokios kainos stabilizacijos sulaukti, nes gal aš dar netyčia dar tą akcijų biržą pakris ir išeis truputėlį pigiau nusipirkti. Taigi matom, kad šiandien biržai atsidarius akcijos pavažiavo žemyn, pakankamai toks ne per didelis, bet visai neblogas pakritimėlis. Matau, šitą vietą jau biškai kažkokią pradeda daryti stabilizaciją. Jau kelios kreivės nedidelės aukštyn, kelios žemyn, tai aišku, nesu aš kažkoks traderis, tai čia nepritradinsiu, bet šiandienai, manau, tikrai jau pakankamai galbūt neblogas momentas ir nusipirkti, pasipildyti portfelį akcijam, nes tikrai kaina ne šitoj vietoj, o šitoj 100 euriukų investuosim čianai į aristokratų tą portfelį, taip vadinamai, viską lygiom dalim po 10 eurų į kiekvieną akciją. Taip, mokestis apie 10 centų gaunasi ir akcijų vertė 99,90. Gerai, perkam. Ir tada einam į mėnesinius dividendus. Dar įdomumui pasižiūrėkim. Visgi biški važiuoja dar žemyn. Gerai, tada dar lukterkim truputėlį. Gal pakris dar truputėlį. Žiūrėsim, kas gausis.
Va, aristokratų portfeliukas. Žiūrim, kas gaunasi. Va, jau akcijų ir kažką jau ir turim. Užsipirko. Puiku. Taip, grąža. Kol kas, va, 21 centas minusiuką. Taigi, pasižiūrim. Aha, visgi dar yra šioks toks, gali dar ir pakristi truputėlį. Tai gerai. Tada aš įdomumui kol kas dar truputėlį įrašymą pristabdau. Ir luktersiu dar įdomumui kokių 10 minučių ir bandysiu žiūrėti, kas gaunas. Jeigu matysiu, kad aristokratų tas portfelis dar krenta minusą, tada dar neskubėsiu šiandien pirkti ir mėnesinių dividendų. Jeigu matysiu, kad jisai vėl užsistabilizavo ir nori eiti pliusą, tarkim, aristokratus portfelį, tada mėnesinius dividendus iškart puolu dapirkti. Taigi, dar lukteriau šiek tiek, matau, kad baisiai stipriai nebekrenta, tas didysis gal kritimas jau galbūt, tikiuosi, ir praėjo, bent jau šiandieninis. Aišku, yra tendencija tokia, kad rinka šiuo momentu gali kristi aplamai šiom dienom, šiom savaitėm ir daugiau, bet kadangi vis tiek tai bus daugiau kaip ilgalaikis investavimas ir, kaip sakant, remsimės šiokią tokią, kaip sakant, vidurkio strategija, tai yra ne taip, kad viena didelė suma sumerkta vienu ypu, o ateityje vis tiek dar karts nuo karto toliau investuoti portfelio šitą didinimą, tai manau, jeigu ir bus dar didesni kainų kritimai, tai valio, tik tai galėsim pasidžiaugti dar už savaitės dviejų, investuodami dar papildomus pinigus į šitą portfelį ir žiūrėsim, kas gaunas. Tai ką, matau, kad SP500 plus minus jau kažkur čia užsilaiko. Tai daug galvos nebesuku, matau, net aristokratų portfelis spėjo iš minus ten 60 centų, jau pakelti plus 6, čia irgi jau matau pakryto per 10 centų, tai pats metas, man atrodo, investuoti į šitą portfelį mano likutį sąskaitoje. Taip, mokestis 6 euro centai, griniai už investicinius rinkinius 2 euro centai, taip pat 8 centai, nueina mokesčiam, tai va tokie nedideli mokesčiai šitai platformai. Ir matom, kad ir mėnesiniai dividendai irgi pasipildė. Puiku. Matom, dar yra viršui kreivė, tai rodo investavimo procesą. Va, gali matyti, kokie užsakymai įvykdyta, kokie dar kaba. Tai vat, jau nemažai baigė suinvestuoti. Šitas portfelis irgi labai buvo gerai, kai aš tuos ten 67 eurus buvau suinvestavęs į mėnesinius tos dividendus, tai dabar man po savaitės matėsi labai tokia faina, kaip sakant, perspektyva, ar portfelis pakryto, ar pakylo, tai visumoje jisai biški nukrito, reiškia akcijos atpigo, tai irgi labai neblogas toks rodiklis sekimui. Tai dabar, kai papildomai dar investavau į mėnesinius dividendus, tai matysim. Jeigu kaina atšokinės visgi atgal, tai man bus toks neblogas svertas, kad šiandien nusipirkau šiek tiek dar tų akcijų pigiau pakritusių ant kokio 1–1,5% kainos. Tai tai kaip matom, šiuo momentu suinvestuota, grubiai tariant, aš bent jau į trading galima sakyti, kad sumečiau 200 eurų ir tiek vienam portfelį, tiek kitam dabar turiu panašiai po 99,89 eurus ir 99 eurus kem 2 centus investicijų. Aristokratai jau po biškį eina į pliusą, tai kaip ir minėjau, aristokratų akcijų portfelis šitas yra, o mėnesiniai dividendai yra EPR Properties, LTC, Main Street Capital, Stack, Agri Realty ir Realty Income. Tai tokios tik 6 įmonėlės, o aristokratuose jų yra bent 10, bet yra visos tos tokios, kaip sakant, gigantai, kur jau, kaip sakant, jau pasauliniai tie viršūniai esančios įmonės. Tai žiūrėsim, ir aristokratai per kritimą, nupirkus šitam kritime, jau duoda šiokį tokį prieaugį. Vienu žodžiu, esmė, portfelius pasipildėm, dabar lauksim dividendų ir stebėsim, kaip kils. Jeigu įkrenta kažkokie pinigėliai iš kažkur, vėl aš juos investuoju ir bandau auginti kuo greičiau portfelį. Taigi, kam patiko, spaudžiam laiką, spaudžiam prijauti kanalą ir sekam ir žiūrim, kaip sekasi daryti portfelį nuo nulio. Galima pavadinti naujokų, ne naujokų, prieš keletą metų biškį užsiminėjau, žaidžiausi, bet niekada taip rimtai iki rimtesnių sumų ir nedėjau. Tai žiūrėsim, gal dabar jau bus kelintas kartas ir jau aš užsikabinsiu rimtai pagaliau su tuo investavimu. Taigi, iki.